Labas rytas! Ir šiandieną darome naują video! Atvykome į ofisą ir šiandieną buvome dar ir parduotuvėse. Kaip visada, kiekvieną dieną kažką naujo perkam. Šiandieną pripirkom viską streamui. Paruošėm čia visokiausių... Pirmiausius dalykus parodyti, nerodyti. Nu parodyk, va. Šitų aš nekenčiu, negaliu pakęsti, esu vieną kartą bandęs ir šakės čia yra. Čia yra suriausias, dar čia visokiausių dalykų. Bet žodžiu. stipriausias dalykas, seniai. Seniai. Švediškas silkė. Nežino, kas čia yra, bet... Čia yra švediška silkė, jos negali realiai atidarinėti namie, nes tada turi evakuoti visą namą. Bet mes atidarinėsim. Ir šiandien yra antradienis ir mes darom streamą. Tai turėtų po pietų atvažiuoti, esam užsakę custom tokį laimės ratą sumaketuotas. Turėtų jau šiandien padaryti ir atvežti. Tada vakarui esam užsakę muzikantą streamui. Irgi ateis netikėtai tipo į streamą. Ir kiekvienam streamė kažką vis paruošim. Toliau. Paruošėm kokteilinę irgi streamui. Čia atėjo mano nauji mikrofonai. Pakuosim toj mikrofonus ir... Ai, pasisveikinkim su vlogu. Nuzdurovo. Pasisveikinkim su vlogu. Sveiki visi! O, kaip barberis, kaip per cesų peilį tą. Jo. Pizdokai po šlaukų čia pasižiūrėti. Greitai atkeliauti, vakar užsakėjai? Vakar užsakiau, jo. Genai. Čia iš kur Kinijos taip greitai? Iš Tadžikistano. Pritrūkom mikrofonų, bet dabar užsakiau tos, kur čia mačiau ganėtinai populiaru, kur galima jungti prie telefonų, prie visur ir prie kamerų. Ir... Hujo! Oh my god, kaip kieta. Kiekvieną dieną kaip kalėdos, nes vis kažką perkam. Šiandien ten į minusų. Investuoji. Investuojam į tai, kad būtų geresnė kokybė jum. Čia yra prie ant tų uždėti, ant mikrofo. Kuris esi tu? Šitas. Eik tu, aš kaip mažas vaikas. Ir va tokie mikrofoniukai. Atrodo, raudus turiu, wirelessus, bet tai ten didesni, o čia tokie maži, kaip jie čia ką padarys. Nu jie kaip ir supratau pakrauti. Ir tada čia yra va Type-C į telefonus, o čia į iPhone'us. Ai, nu. Tai čia receiveris jungiasi į telefoną ir tada prisikonektina jie. Nu belekas, man patinka. Gerai, eisim testuoti. Nu kon jūs? Atėmiau kamerikį iš Antano ir dabar mes lekiam. Ui, bliūt, kaip jis autorį. Žiūkulis. Atsiprašau. Atvarėm pasiimti laimės rato. Kažkur čia. Gal jaučiu, ne? Dovanos ten kažką. Tai sveiki, Robertas. Malonu, prašom, užeikit. Pažiūrėsim, kas čia vyksta. O, čia visi kenkeliukai yra, viskas. Kaip fainai čia gražu visai. Va, jūsų tas laimės ratas. Okei. O toks ratas mūsų. O, kaip gerai atrodo. Fainai. Patinka per ežerus lampinėt? Taip, tik žiema lietuška. Matai, kaip atrodo? Vaikam galėsi parodyti. Nu, mūsų vaikai jau čia nebematys žiemos, ne? Nes jau bus vasara, karočią, Lietuvoje. Turkai pas mumis keliaus. Turkai, sako, pas mus keliaus. Paimsim? Davai, paimsim čeburėko. Už Antano sąskaitą? Ne už savo. Mums reikia kelių dalykų. Tai mums reikia spintelės, specialios spintelės, kad galėtume paslėpti dalykus. Ir reikia spintelės, ant kurios galėtume dėti daiktus. Ai, reikia dar šito. Atidarytuvo skardinėm. Man atrodo, reikia pas kokią tetą pasiklausti, kad pasakytų, kur čia ką čia. O. Opa, žiūrėk. Iš kur jackpotas. Nerandam konsultanto, todėl pasinaudosim šitą funkciją. Va, ten yra konsultantas. Konsultantas informuotas ir netrukus prie jūsų prieis. Va, ten. Atvaro konsultantas. Jau bamba, kad spaudinėja kažkas. Bet gal labai nesupyks. Mums reikia pagalbos. Sveiki, ja? Labas. O gal žinote, kur galėtume rasti dėžutės, kad galėtume sudėti raktelius, tokias metalinės būna? Įrankių skyriui. Įrankių skyriui. Kažkoks nepatenkintas. Bet toks matyti, tipo, labas. Aš pasijaučiu kaltas. Jo, aš pasijaučiu kaltas, kad paklausiau. Va, įrankių skyriui. Čia įrankių skyrius? Va, mums tokio reikia. Kažkas tokio. Ai, ir čia dar gali pakabinti. Tai va, superinė. Jo, tik tai mums dar reikės užrašiukus sukabinti, ne? Arba mes galime į tas birkės, ne, surašyti.
Birkės. Nu, birkės. Jos vadinasi birkės, ar kaip birkos. Nu, ne... Birkės. Prie raktelio, va čia šitas dalykas, kaip birkė Tai vadinasi. yra pakabukas raktas, tiesiog birkėtų. Tai va, keliavom ir pagaliau radom lentyną, kurią mes norim įsigyti. Tai pasimsim va tokią valentinėlę. Čia su stalčiukais ir panašiai. Tai visai faina. Į negamerio backgroundą. Varom susimokėsim ir varom pasimsim lentyną. Tiek ir žinių. Susitiksim negamerio kanale. Vargais negalai. Vargais negalai. Lenkiškai pradėjau. Tai va, vargais negalai susitvarkėm viską. Aišku, nedaug čia tų buvo reikalų, bet laiko kai visada atima. Tai ką, lekiam į ofisą pažiūrėti, ką veikia Antanėlis su mergaitėm mūsų ofisiniam. Nu, faktas, kad dirba. Teraz pojedzėjimai do ofis. Teraz pojedzėjimai do ofis. Jo, tai va, grįžom į ofisiuką, juda darbai, pastatė mūsų laimės ratą. Sveiki visi. Bus įvedėja, ne? Ką išsukome, Aš noriu mikrobangės. Mašina! Albimo mašina. Gerai, kas ką veikia, aš tai varau va. Spintelės. Pastatysime kamerą čia. Kažkaip gal matysis. Šiandien aš perėmiau vloginimą. Tai va, surinkau spintelę pagaliau ir dabar parodysiu, kaip atrodo jinai visame reikale. Ir dabar jūs pažiūrėkite. Kokia bomba čia nais yra. Įjungsiu šviesą. Tai va, turim krepšinį, gitarą, su kuria, jeigu žiūrėjot praeitą streamą, atėjo pas mus bičiukas ir pradėjo groti. Taip, random. Turime laimės ratą. Jame yra įvairios užduotis, tai užduotis įvairiausios, nuo to, kad smirda, lėkštė grietinėlė veidas, rūgštų, elektrošokas, bandykite dar kartą, 10 minučių ant kojos, šlykštų, depiliacija, aštrų ir vėl bandykite dar kartą. Tai visos šitos užduotis, visi šitie prizai yra čia nais. Net nepavadinčiau tai prizais, tai čia kaip ir užduotis, kurias mes darysime streamo metu. Tai šiandien bus streamas, iš tiesų laukiu, nesulaukiu ir jau nebedaug beliko. Mano darbai šiandien tokie yra. Kaip ir viską pasirašėm, viską padarėm ir laukiam streamo. Ką tik mes su Robiu po 4 valandų streamą. Buvo nerealus streamas ir dabar kiekvieną šeštadienį, antradienį darysim po streamą ir tame streame bus ypatingų svečių ir taip toliau. Tai šiandieną turėjom muzikantą, nerealiai gerai prasėjo, prišikai, ne, čia jau. Ne, aš. Demonologija. Blet. Ačiū labai, kad žiūrėjot, Robis prišiko, tai susimatysim rytoj. Arba ne.